šitoje stadijoje svarbu 3 taškai iš tikrųjų yra. Ir 3 taškus iškovojom. Sakykim, tas tikslas, sakau, jis pasiektas. Žaidimo kokybė norėtųsi, kad geresnė būtų. Momentu kartais šiek tiek norėtųsi ir kad greičiau sužaistume, reiškia, ypatingai po to, kai išvarė priešingų komandos žaidėjų, šiek tiek ramybės reikėjo įnešti, vis skubam kažkur. Kitas dalykas, vėl turim progų, bet jų išnaudojimas nėra pakankamai geras. Tas progas išnaudojus vis tiek būtų lengviau ir galėtume čia kad atsikvėpti. Ir tenka iki, sakykime, finalinio švilpuko visada tokio įtampo žaisti. Tai va, vėl problema yra progų išnaudojimas. Jaunimas karščiuojasi, emocijų pilni, bet reikia realizuoti vienas dalykas momentus. Ir reikia žiūrėti ateitį, kažkokį tikslą užsibrėžti tam jaunimui, o ne tai, kad išeiti ir tik tai žodžiais kalbėti. Tai vat pirmoje eilėje toks būtų pastebėjimas. O čia šitos komandos, kurios yra patyrę ir Lemežis, ir Maciulevičius, kurie žaidėjai, aš pats rinktiniai žaidė su jais, kurie turi labai didelę patirtį ir didelę praktiką, aš sakiau, skirti didelį dėmesį, nes šitie žaidėjai, kurie gali nubausti. Va. Tai taip ir įvyko paprasčiausiai. Patirtis, aš skaitau, kaip patirtis visą laiką laimi. O jaunystė tai yra, suprantat, jiem dar tik tai mokintis ir mokintis. Kelainietis LT